mano Dievas, aš tau tarau, tu esi mano tarnas. Aš išrinkau tave, neatmesiu tavęs. Nebijok, nes aš su tavimi esu. Nebūgštauk, nes aš esu tavo Dievas. Tave stiprinsiu, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešinę, nes aš Viešpats, tavo Dievas. Laikau tave dešinę. Aš tau, kuris tau sako. Nebijok, aš tau padėsiu. Nebijok, tu kirminį Jokūbai, tu kirminėlį Izraelį. Aš tau padėsiu, sako Viešpats. Tavo pirkėjas yra Izraelio šventasis, o tu džiaugsies Viešpačiu, šlovinsi Izraelio šventąjį. Izaijo pranašystė, 41 skyrius, nuo 9 iki 11 eilutės, nuo 13 iki 14 eilutės ir 16 eilutė. Koks nuostabus Dievo žodis mums tau ir man, kiek paguodos ir jėgos slypi tame. Kiekvienas žodis atskirai tiesiog tirpsta tam burnoje. Dievas pasakė, tu esi mano tarnas. Ir ar jis niekada neatsižada savo žodžių? Yra taip ir lieka tik taip. Tu esi jo. Jis tave išrinko ir nepaniekino. Kiek daug nieko nebenoriu apie mus girdėti, bet Dievas mūsų nepaniekins. Jam nėra per didelis mūsų vargas. Jis yra gailestingumas. Jis yra didis Dievas, jis, kuris sutvėrė dangų ir žemę. Ir šis Dievas man sako, nebijok, aš esu su tavimi. Aš esu tavo Dievas ir remsiu tave savo teisumo dešinę. Jis man padės, tuo aš esu įsitikinęs. Jis manęs niekada nepaliks su kitais. Jis mano gelbėtojas ir yra čia. Aš esu tik kirminas kirminėlis. Kas vyksta pasaulyje, aš negaliu daryti įtakos. Aš negaliu išsigelbėti, jinai sprogs. Jei sprogs bomba arba žmonės pradės aplink įnirtingai šaudyti. Aš esu veikiamas žemės drebėjimo, potvinių sausrų, bet jis yra mano Viešpats. Jis paima mane ant rankų, padeda man išsilaisvinti mane. Galima širsti visi su mano Viešpačiu. Aš esu saugus, jis yra stipresnis. Dėkuoju Jėzu, tavyje aš esu saugiai pasislėpęs nuo visko. Kas mane gąsdina, tu paimi mane ant rankų ir eini kartu su manimi per mano dieną ir per visą mano gyvenimą. Tu esi mano stiprusis nuostabusis Dievas. Amen.